Jums klausimas, tai iš jūsų irgi socialinio tinklo Facebook nutariau jį užduoti, tai pažiūrėjus, kuo jūs dalinate socialiniuose tinkluose, vienas tokių naujesnių pasidalinimų buvo apie pasus ir tai, kad naujose juose yra QR kodai. Ir jūs dalindamasis šią žinutę, beje, aš pasiteiravau tų, kurie šiemet turi pasą, tai ten galima rasti QR kodą, tai kaip ir nėra melas. Jūs dalindamasis šią žinutę apkarpėte nuotrauką taip, kad nesimato, kas yra šios nuotraukos šaltinis. Ir ten tas straipsnis buvo publikuotas portale 77.lt, kuris yra įvardinamas kaip dezinformacijos portalas, palankus Kremliui portalas ir panašiai. Tai ar jums tai nieko tokio, kaip jūs galėtumėte tai paaiškinti, todėl kad ten, kaip pripažįstama, yra skleidžiama dezinformacija, pavyzdžiui, apie karą Ukrainoje, dezinformacija apie Joną Omaną ir Blue Yellow. Linksmas klausimas iš tikrųjų. Manau, kad gyvename tokiam laikmetį, kada didžiausia dezinformacija yra iš LRT, iš Delfi ir visų kitų šaltinių. 77, nesu fanas, nežinau, kuo jie ten dalinasi. Man reikėjo iliustracijai nuotraukos. Artimas žmogus gavo pasą ir jame buvo QR kodas. Mane tai šokiravo, nustebino. Nuskanau iš karto tą kodą, pažiūrėjau, kad ten yra tik tai asmens kodas ir man iškilo daug klausimų, į kuriuos kol kas man tie, kas išdavė pasą, neatsakė. Tai viena iš priežasčių, kodėl kandidatuoju į Seimą, tai yra, kad mes nebūtume įstumti į skaitmeninį konclagerį, nes paaiškinti, kodėl QR kodas yra, nieks nesuteikė. Prisiminkime gyvulio pasą, galimybių pasą, kaip jūs įvardintumėte, tai ten taip pat buvo QR kodas. Bet kuo tai yra blogiau negu tai, kad yra jau vis tiek ir čipas pase, kokį jūs čia matote skirtumą? Ta prasme, kam reikalinga? Asmens kodas yra įrašytas skaičiais. Tai kam reikia dubliuoti su QR kodu? Tai jūs gal žinote atsakymą? Nežinau, aš jūsų klausiu jūsų pozicijos. Aš manau, kad tas QR kodas dubliuoja asmens kodą ir jis yra visiškai nereikalingas. Galbūt yra kažkokia kita priežastis. Tai pagyvensim, pamatysim. Tai nėra svarbiausias dalykas kandidatuoti į Seimą. Svarbiau yra tai, kad nepasikartotų tokie dalykai, kurie buvo prie šios valdančiosios daugumos, kada buvo priverstinai žmonės skiepijami, kad patekti į šį universitetą žmonės turėjo skiepytis per prievartą. Ačiū Jums už Jūsų atsakymus. Pone Petrošiau, Jums klausimas šiek tiek susijęs su tuo,